Papasakosiu vieną tokią istoriją, kuri labai gerai parodo, kaip net ne kartais, o dažnai žmogus gyvena tiesiog ne savo gyvenimą arba ne savo vaidmenį atlieka savo gyvenime. Tai yra tokia situacija, kad šeimoje buvo du broliai, vienas vyresnis, vienas jaunesnis, tarp jų buvo 3-4 metai skirtumo. Ir vyresnis brolis buvo toksai visur aktyvus, dalyvavo, bet jisai taip per destruktyvius veiksmus dalyvavo, per tokius negatyvius. O jaunesnis brolis buvo ramus, paklusnus, toksai gerėtis. Ir jie gyveno, tiesiog taip ir gyveno. Tam reikėjo visur kažkur įklimpti, kažką padaryti, kažkur išbandyti kažką naujo, ne visada sėkmingai. O tas jaunesnis toks buvo tikrai ramus, berniukas, toks šeimos paguoda. Ir kai jie užaugo, jau suaugę apie 40 metų, vienas virš, kitas biškį mažiau, kaip susiklostė jų gyvenimai. Tai vyresnės taip ir liko toksai, kad visur bando, pats nežino, ko nori, kažkokio dėmesio jam reikia ir vis tai bando, gyvena, užstrigęs būtent tam tam amžiui, paauglystės amžiui, kad aš vis tiek, aš galiu ir visiems kažką nori įrodyti. O jaunesnis sėkmingas, turi savo verslą, namą, žmoną, vaiką, iš tikrųjų ten nėra prie ko prikibti, važinėja su motociklu, keliauja, slidinėja, tikrai iš šono atrodo, kad tiesiog turėtų gyventi ir džiaugti savo gyvenimu. Bet jis jaučia savo nepilnavertiškumą, nors tikrai labai daug ko pasiekė ir dauguma net jam pavydi būtent tokio gyvenimo. O būtent jo ta vidinė savijauta nepilnavertiškumo, nes aš nesu toks kaip mano brolis. Ir jisai bando taip patyliukais kažkur kažką pabandyti kitą moterį, kažkur pabandyti, taip, kad atrodo, aš eisiu ten, darysiu, prisigersiu, dar kažką, dainuosiu karaoke, bet taip iš išorės, o iš vidaus jisai jaučia, kad tai nėra jo. Kad tiesiog jam nereikia tokio gyvenimo, bet yra kažkas, kuris įveda, stumia, būk kaip tas tavo brolis, jisai visur nebijo, bando pasireikšti, bando kažką padaryti, būk tas. Ir jisai tą tokį jaučia arba girdi net tokį vidinį balsą iš galvos, kad eik, daryk, eik, tugi neblogesnis už savo brolį, bet jisai negirdėjo tą už savo brolį, tugi vertas to, tugi vertas, nors ar tikrai čia normalu, kai turi žmoną, eiti ieškoti kitų moterų, kai tu laimingai gyveni, tai kam ir tave tikrai pripažįsta ir šeimoje, ir socialiniam gyvenime. Visas sociumas pripažįsta tave, kad tu tikrai nuostabus vyras, nuostabus žmogus, darbdavys. Bet kažkoks balsas galvoja, kad eik, bandyk, tau vis mažai. Ir ten pašok karaoke, prisigerk ant stalo, pašok. Tokios mintis jam sukasi galvoj ir jisai kaip ir eina kažką bando, be tokio pasitikėjimo, be tokio vidinės motyvacijos, kažką tą daro ir po to gailisi. Ir kodėl? Nes buvo situacija vaikystėj, kad kažkur kažkas jam užsikabino, kad tai yra, kad brolis pasielgė, būtent jo brolis pasielgė taip ir tai buvo Ir jam užsikabino, kad tai yra tokia furiozės. Ir būtent jisai jau suaugęs, jisai tikrai pasiekė nuostabų, kaip sakant, tobulą gyvenimą, bet ta emocija vaikiška vis jam, kad eik, daryk, eik, taigi toks pilnavertiškas gyvenimas, ten chaosas toksai, toks blogėtis. Ir jisai visus savo metus, jau iki 40 metų, jisai gyvena būtent tokį gyvenimą, sekdamas būtent tuo vaizdu, tą emociją savo vaikišką, kad būk, daryk ir būk toks kaip tavo brolis. Ir jam trukdė tai gyventi, nes tada jisai
pats save valgė iš vidaus, kad aš gi myliu savo žmoną, tai kaip aš galiu ten kažkur kažką bandyti, ką man to reikėjo ten prisigerti ir kažkur kažką daryti, o tai kam aš išvis ten pasireiškiau kažkaip taip neadekvačiai, kai nu, man tiesiog to net nereikėjo, bet kodėl aš taip pasielgiau. Ir būtent tokie poelgiai kartais tiesiog nepaaiškinami, žmonės net nesupranta, kodėl aš taip elgiuosi, jeigu man tai nėra normalu, man tai nėra įprasta. O tai yra, kad tiesiog ten buvo užsikabinęs emocinė kažkokia e, emocinė būsena, kuri keliauja būtent iš vidaus per visą savo gyvenimą ir kol nepaleisim, nepasižiūrėsim kitaip ir žmogus net dažnai kartais būna net nežino, iš kur tas atsitinka. Ir tada konsultacijos metu užduodamas klausimas, o kaip tu jauti, vat, kada tas atsitiko, kiek tau buvo metų, o kokia situacija. Ir tikrai išplaukia iš pasąmonės, iš atminties, išplaukia kažkokia situacija. Ir jinai visada būna tikrai ta pirminė, apie kurią net žmogus dažnai pamiršta, išplaukia ir mes tada dirbam būtent su ta situacija ir paleidžiame. Ir iš tikrųjų žmonės po tokių konsultacijų, po tokių technikų keičiasi. Tiesiog, žinot, kaip būna, kad batė yra kažkoks akmenukas ir žmogus eina ir jam trukdo, jam trina, trukdo, bet jis eina. O ta konsultacija, ta technika, tiesiog mes nuimam batą, išmetam akmenuką, vėl uždedam batą ir eina. Vau, kaip galima fainai eiti, nieks netrukdo, nieks nespaudžia. Aš galiu ne tik eiti, bet galiu bėgti ir mėgautis to. Tai jeigu jūs jaučiat, pavyzdžiui, kartais tokias būsenas arba situacijas kažkokias, kad jūs kažką veikėt, kad tikrai, pat kodėl aš taip pasielgiau, nu čia tikrai nėra normalu, kad tai nėra įprasta, man čia nebūdinga, arba kažkoks tas vidinis sąžinės graužatys yra, kad aš taip pasielgiau, bet neturėjau. Tai tikrai dažnai būna, kad kažkur užsikabino situacijai, jūsų būtent emocinis toksai mazgas užsiriša ir jūs einat su tuo ir labai lengva galima atsikratyti. Tai jeigu jaučiat, kad turi tokių kabliukų, tokių mazgelių emocinių arba neįprastų savo poelgių, tai kviečiu konsultaciją tam, kad visgi palengvinti jūsų gyvenimą, tam, kad paleisti va tokias nenormalias situacijas.